Pasienyje su Rusija sulaikyta kontrabanda cigaretės gabenusi grupuotė, joje 2 nepilnamečiai. Tarp 12 Jurbarko ir Tauragės rajonuose sulaikytų asmenų įtariamų cigarečių kontrabanda ir 2 17-mečiai. Pasieniečių teigimu, greičiausia kontrabandininkų padėjėjai. Pasieniečiai iš anksto gavę informacijos kontrabandininkų tykojo prie Nemuno Jurbarko rajone. Iš viso pareigūnai sulaikė 10 automobilių pritaikytų vežti rūkalus. 2 iš jų sustabdyti tik po persekiojimo įvažiavę apie 10 km į šalies gilumą. Nelegalių rusiškų cigarečių rasta už maždaug 50 000 litų. Pasieniečiai šią operaciją vadina vieną sėkmingiausių per pastaruosius metus, tačiau pripažįsta, kad jų kovos būdai su kontrabanda ne itin sėkmingi. Jie pergudrauja mus dabar, sakykime taip, sąlyginai greičiu. Greitai pakrauna, dingsta ir tada prasideda gaudynės ir taip toliau. Mes tarsimės ir su vietiniais gyventojais, kad būtent tokie asmenys negalėtų taip lengvai privažiuoti prie pat Nemuno. Dėl kontrabandos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Per metus pareigūnai sulaiko apie 100 automobilių, kuriais vežama nelegalių cigarečių. Pernai gruodį policininkai sulaikė automobilių su jau kartą konfiskuotomis iš pasieniečių sandėlio Pagėgiuose pavogtomis cigaretėmis.